Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, brangus XFM radio stoties klausytojai, laidą veda Ričardas Garuolis ir šiandien mūsų pašnekovas yra Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorius, komandoras, čia jūrinis laipsnis Giedrius Valentėlis. Sveiki. Sveiki. Ir šiandien mes kalbėsimės apie lapkričio 23 dieną švenčiamą Lietuvos kariuomenės dieną. Kas nežino istorijoje, priminsim, kad kariuomenė buvo sukurta 1918 metais lapkričio 23 dieną ministro pirmininko tuomečio Augustino Voldemaro įsakymu. Pirmieji kariai buvo savanoriai, vėliau buvo paskelbta mobilizacija ir Lietuvos kariuomenės vaidmuo buvo labai svarbus išsaugant ir atkuriant Lietuvos valstybę būtent to po pirmo pasaulinio karo laikotarpio. Tačiau šiuo metu Lietuva yra NATO šalis, kaip dažnai politikai sako, kaip niekad saugi. Ir anksčiau būdavo tokie supratimai, kad gal tos kariuomenės ir nereikia, nes kam mums leistos lėšas, jeigu mus apgins NATO. Paskui atsirado kitų nuomonių, kad gal čia NATO ir visiems neapgins, nes Amerika toks nepatikimas kaip ir sąjungininkas, iš Afganistano išėjo palikęs, taip sakant, be pagalbos tuomet demokratinę kaip ir valdžią. Ir reikia galbūt geriau gerint santykius su Rusija, kad nebūtų kaip Ukrainai. Tai kaip Jūs manot, kiek ta kariuomenė mūsų gali apginti, ar iš vis, taip sakant, čia kaip kai kurie, taip sakant, žmonės tiki, kad tai yra pinigų švaistymas? Tai ačiū labai už klausimą, ačiū labai už įžangą. Iš tikrųjų, ačiū, kad paminėjote 18 metus. Tai reikia paminėti, kad 18 metais kariuomenė ne tik kūrėsi, bet ir kovojo su keliais priešininkais tuo metu. Tai kovo su 3 priešininkais ir kūrėsi kovodam. Ir jeigu Jūs palėtėt mūsų partnerių svarbą ir Amerikos, tai reikia pažymėti, kad Amerika taip pat rėmė ir 18 metais. Mums suteikė paskolą įsigyti įrangos ir ekipuotės ir net yra vienas Amerikos savanoris, žuvęs Lietuvoje, yra palaidotas Kaune. Tai jeigu kalbėt apie šią dieną, tai labai teisingai paminėjote, kad Lietuva yra saugi, kadangi turi NATO saugumo garantijas. Tai šitos garantijos yra kertinės ir mes jas galime ir Lietuvos visi žmonės gali pamatyti šiandieną. Tai yra NATO batalionas Lietuvoje, pilnai pasiruošęs kovoti ir ginti Lietuvą kaip NATO šalį, kaip NATO rytinį frontą. Taip pat yra 2 Amerikos batalionai, kurie yra Lietuvoje, yra Pabradėje, tai yra sunkieji batalionai su tankais ir artilerija, kurie vaidina kertinį vaidmenį vaidintų gynyboje su savo sunkiai technika. Taip pat, ko mes nematome, ore dažnai praskrenda bombonešiai, o Lietuvoje, Šiauliuose taip pat yra NATO oro policijos pajėgumai, kurie yra čia ir saugo mūsų oro erdvę. Tai jeigu pažiūrėt, ar mūsų partneriai įsipareigoja, taip jie įsipareigoja, jie čia yra atsiuntę savo techniką, atsiuntė savo karius, savo žmonės, juos laiko Lietuvoje parengtyje ir yra pasiruošę ir demonstruoja tą pasiruošimą ginti. Taip pat žmonės galėtų pamatyti čia esančius Lietuvos karius, taip pat ir NATO karius, amerikiečių karius ir vokiečių karius 25 dieną, 12 valandą Konstitucijos prospekte, kur visa technika esanti Lietuvoje bus demonstruojama žmonėms ir bus galima ateiti, susipažinti ir pažiūrėti iš arčiau, kaip ta technika atrodo ir kokia yra moderni ir kaip su šita technika mes galėtume ginti Lietuvą. O tai gal truputį galite pavardinti, kokia tai technika? Tai technika, tai aišku, kas įdomiausia, ko Lietuva neturi, kol kas tai tankai, būtų galima pamatyti moderniausius vakarietiškus tankus, tai ir Leopardo vokišką, taip pat Abrams tanką Jungtinių Amerikos valstijų, taip pat bus pėstininkų kovos mašinos kaip Bradley, taip pat lietuviški Boxer, kurie Vilko modifikacija yra, taip pat vokiški Boxeriai ir daug kitų technikos vienetų. Iš viso bus apie 100 vienetų. Tai nenoriu vardinti, noriu palikti šiek tiek intrigos visiems. Atėję tikrai pamatytų moderniausią vakarietišką techniką Vilniuje, kuri yra Lietuvoje, nespecialiai atvežta, bet ji yra Lietuvoje, ji pasiruošusi ginti ir tai nėra slapta. Galbūt slapčiausia technika tai būtų vokiškos naujos mašinos Puma, kurios yra tik tai sukurtos ir Vokietijos brigada, kuri planuojama dislokuoti Lietuvoje, būtent bus su šitomis Pumomis ir apginkluota. Tai galbūt viena iš pirmųjų galimybių pamatyti šią techniką Vilniuje. Tai taip pat
labai įdomu ir aš laukiu pažiūrėti asmeniškai. Ačiū. Manau, Vilniečiai turės galimybę, o jeigu ne Vilniečiai, tai gal ir atvyks. O pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsime pokalbį su Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorium, komandoru Giedriumi Valintėliu. Ir kalbamės, kaip Lietuvos kariuomenė pasitinka savo kariuomenės dieną, kurią švenčia lapkričio 23 dieną. Ir mūsų pašnekovas minėjo, kad Lietuva yra NATO šalis, kad Lietuvoje yra, pasirodo, jeigu daugelis nežinojo, ir daliniai iš Jungtinių Amerikos valstijų, kurie pastoviai ir rotuojama, taip sakant, oro apsauga, kuri yra sukūrusi bazę Šiaulių oro uoste. Taip kad liktai kaip ir mes esam NATO šalis, mus privalo ginti. Tai tada kyla kitiems klausytojams dažnai klausimas, kurios susiduriu, kad kam tada Lietuvai skirti lėšų krašto apsaugai, jeigu ten dabar mes skiriam 2 procentus ir net daugiau to mūsų bendro vidaus produkto ir, tarkim, buvo dar tik neseniai prieš kelius metus apie milijardą skiriama, tai dabar aišku ir biudžetas auga, ir BVP tas vadinamas auga, bendras vidaus produktas šalies, tai jau bus nuo kitų metų 2 milijardai skiriama, tai gal neverta tada tų pinigų žmonės, sako, skirti, kai mūsų NATO ir taip gina. Ačiū už klausimą, labai geras klausimas ir aktualus. Tai jūs gerai paminėjot, kad Lietuva yra NATO šalis. Tai jeigu mus gina kitos NATO šalis, dislokuoja pajėgumus, tai mes taip pat NATO šalis turim būti pasiruošę dislokuoti, esant poreikiui ginti kitas NATO šalis. Kadangi mes esame rytinis flangas, tai mus kol kas kitos šalis nesikreipia. Bet mes taip pat kviesdami kitus turime parodyti, kad mūsų žmonės taip pat investuoja į gynybą ir taip pat kūrė pajėgumus. Nes įsivaizduokit, jeigu mus kviestų kita valstybė, tą valstybę ginti, tada mūsų mokesčių mokėtojai arba visi piliečiai klaustų, kodėl mes juos turime ginti, kodėl jie patys neinvestuoja. Tai keliant tokį klausimą ar tokią diskusiją vystant, mes parodom nepagarbą šiuo metu ir Amerikos piliečiams ar Vokietijos piliečiams, kurie skiria savo mokėtojų pinigus ginti Lietuvą. Tai už tai reikėtų dėkoti ir prisidėti prie Lietuvos pajėgumų stiprinimo. Tai aš sakyčiau, kad tai aktualu, bet mes turim suprasti, kad mus gintų kiti, mes turim taip pat investuoti ir parodyti nusiteikimą. Visuomenė, aš girdžiu tokių klausimų, kad nieko Lietuva kaip ir neturi. Tie vilkai, kur buvo žadėta, tie, taip sakant, bokseriai modifikuoti šarvuočiai, jie kažkaip vėluoja. Ir šiaip iš vis čia karinė paslaptis visur pirkimai, tai ten praktiškai kainos ten įtaria, kad labai aukštos, visokie auksinių šaukštų prisimena istoriją žmonės ir, mano, kad vis tik gal čia tikrai per didelės lėšos skiriamos ir nežino iš vis, kam skiriamos tos lėšos, gal jūs galite pavartinti, ką mes tokio esam vertingo gynybai įsigiję. Tai aš galiu pasakyti, kad Lietuvos kariuomenė modernėja labai stipriai. Aš praleidau 27 metus Lietuvos kariuomeniai. Tai pradėjau savo tarnybą naudodamas rusišką automatą Kalašnikov, rusišką pistoletą, po to turėjau amerikietišką pistoletą Korėjos karo laikų. Ir jeigu pažiūrėsite parade ar pažiūrėsite reportažus, ką rodo Lietuvos kariuomenė, tai kiekvienas karys turi modernę ekipuotę, nesiskiriančią nuo vakarų kariuomenių, taip pat turi modernę ginkluotę, nesiskiriančią nuo vakarų kariuomenių. Ir taip pat įsigijome haubicas moderniausias haubicas, kurios yra vakarų kariuomenėse. Taip pat investuojame į pėstininkų kovos mašinas, investuojame į ryšio įrangą, galime laisvai bendrauti su NATO kariais. Taip pat steigiame šiuolaikiškas kareivinės. Šiuo metu 3 kareivinės bus atidarytos, mokymo poligonai labai svarbus mūsų partneriams, kurie čia atvyksta, kad jie galėtų vykdyti kovinį rengimą, plečiame šitą visą infrastruktūrą ir aišku, turime ilgalaikius planus, kur mes investuosime į divizijos kūrimą. Kitas dalykas, kuris galbūt nėra matomas, bet kuris aktualus yra iš Ukrainos, tai sukaupti karinės atsargas. Žinome, kiek per dieną mūšio sąlygomis yra sunaudojama šaudmenų
įvairiaus kalibro granatų, minų ir kitų dalykų. Tai šitos dalykus, tai yra išmokta pamoka, mes sandėlyje turime turėti. Kadangi gamyba nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi, pristatymo linijos gali būti sustabdytos, tai sukaupti atsargas taip pat yra didžiulė investicija ir šitie dalykai yra daromi. Kadangi kariuomenės biudžetas daugelį metų buvo mažinamas, šiuo metu yra didinamas, tai nemaža dalis pinigų išeina į rezervo kaupimą. Kita dalis pinigų taip pat galbūt nėra matoma, bet mes plečiame šauktinių skaičių ir taip pat pradėjome vystyti šauktinius. Tai visų žmonių ten sūnus, draugai, kurie ateina į kariuomenę, kad jie gauna modernę ekipuotę ir ginkluotę, tai taip pat yra investicija, galbūt ne visiškai matoma, bet jaučiama tų, kas tarnauja. O kiek dabar šauktinių yra, šiaip kiek kariuomenė Lietuvos yra karių? Tai karių yra apie 20 000, šauktinių yra 4 000 ir planuojame išplėsti iki 5 000. Dar vienas labai svarbus dalykas, aš siūlyčiau pažiūrėti 100-mečio paradą ir palyginti su paradu, kuris vyks 25 dieną. Ir čia turbūt visi vizualiai galės pamatyti, kokia technika važiavo prieš 5 metus parade ir kokia technika važiuos šį kartą. Tai pats geriausias palyginimas. O dar jeigu paieškotumėt ankstesnių paradų filmuotą medžiagą, tai tikrai tas modernumas ar mūsų kariuomenės vystymasis būtų matomas plika akimi. Tai aš čia nenorėčiau daugiau ir pasakoti, nes vaizdas tai geriausiai pasako žmonėms, kaip ta kariuomenė keičiasi. Ačiū, o pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsėme pokalbį su Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktoriumi, komandoru Giedriumi Balintėliu ir kalbamės apie tai, kaip Lietuvos kariuomenė pasitinka savo šventę lapkričio 23 dieną. Na ir mes kalbėjom, kad vis tik daug skiriama pastaruoju metu lėšų kariuomenė, bet žmonės, gyventojai, Lietuvos piliečiai nelabai žino. Jūs minėjot, kad daug užpirkot, bet gal galima konkrečiau, tarkim, labiausiai žmonės gąsdina tas Ukrainos kare vykdančios tos bombardavimas raketomis, dronais, tų visų elektrinių, civilinių objektų. Tai ar Lietuva turi kažką tokio apsiginti nuo tokių atakų, ką Rusija daro Ukrainoje? Tai ačiū už klausimą. Labai gerai pastebėjot, kad karas Ukrainoje mums rodo, kad daugiausia žmonių žūsta nuo artilerijos ugnies. Tai dažniausiai, jeigu pažiūrėt, kaip kovos vyksta, tai nėra, kad karys mato kitą karį ir šaudo, kaip filmuose anksčiau rodydavo. Dažniausiai atskrenda raketa, kažkokia vyksta sprogimas ir žmonės yra arba prispaudžiami po griuvančiais pastatais, arba pažeidžiami skeveldrų. Tai čia žūsta ir civiliai, ir kariai tuo pačiu. Tai būtent įsigijimai artilerijos ir mums duoda pranašumą prieš konkrečiai mūsų potencialų priešininką, kadangi mes galime šauti toliau, galime šauti tiksliau. Tai jeigu kalbėt apie artilerijos dvikovą, tai tas, kuris sugeba tiksliau pažeisti priešininką ir toliau, tai tas ir turi pranašumą. Todėl pažiūrėkim, kaip ukrainiečiai sugebėjo kontratakuoti, turėdami gavę vakarietišką artileriją. Tuo pačiu ir tokias pat haubicas, kaip ir turi Lietuva. Tai šitas pranašumas yra akivaizdus mūsų pusėje. Artileriją mes galėtume padengti. Taip pat planuose... Kiek ten jį toliau šaudo negu rusų panaši artilerija? Iššaudo pakankamai toliau, ten priklauso nuo šaudmens kiekio, tai aš nenorėčiau čia dabar tikslių skaičių sakyti, nes rusai turi skirtingą artileriją ir mes turim. Tai jeigu žiūrėt 155, ką mes turim, ir rusų 152, tai mūsų yra pranašesnė, tokio pat kalibro. Taip pat mes įsigysim NASAMS raketas, ir kurios ypatingai pasirodė efektyvos Ukrainoje ir jų yra bijoma, nes jos pasiekia dar toliau. Ir ukrainiečiai, kadangi ne NATO šalis, turi apribojimus, neturi pilnų šaudmenų toliausiai šaudančių, bet ir tai, ką jie turi, pakanka jiems įvaryti pakankamai baimės ir atitraukti rusus pajėgumus, vadavietės ir didesnius sandėlius kuo toliau nuo fronto.
Tai HIMARS pirkimas taip pat yra numatytas. Palėtė taip pat oro gynybą. Taip, aviacijos smūgiai labai svarbus. Apie artileriją tai buvo HIMARS, o NASAMS tai yra oro gynybos sistemas vidutinio nuotolio. Tai yra didžiulis žingsnis į priekį. NASAMS raketos ypatingai gerai pasirodė Ukrainoje. Jų taiklumas yra ten 90+% pažeidžiamumas taikinių, kiek teko stebėti žiniasklaidą. Taip pat, kadangi esame NATO šalis ir mažai apie tai yra kalbame, NATO planuose yra mūsų remti ir Patriot sistemomis, kurios buvo dislokuotos Lietuvoje NATO samito metu, taip pat raketos yra dislokuotos Lenkijoje. Tai yra tolimojo nuotolio oro gynybos sistemos. Tai NATO mūsų užtikrintų ir tolimojo nuotolio gynybos sistemomis, tai praktiškai mes turėtume ir artimo, ir vidutinio, ir tolimojo nuotolio sistemas, kurios dengtų mūsų oro erdvę ir apsaugotų mus nuo grėsmių. Tai yra geriausia, ką vakarai turi turėti. Tai aš teisingai supratau, tai kitos NATO šalis kaip dabar lėktuvų savo rotuoja Lietuvoje, tas budėjimas vyksta oro erdvės, taip ir jie tos Patriot sistemas irgi ir dislokuotų Lietuvoje. Ar čia Lietuva pirktų? Lietuva kol kas planuose negirdėjau, kad pirktų Patriot sistemas, kadangi jos yra brangios, jos yra strateginis, kaip sakyti, asetas, tačiau NATO šalis pagal NATO planus šitą priešraketinę gynybą mums užtikrintų. Tai ir yra privalumas būti NATO, kad šalis kai kuriais pajėgumais gali uždengti mūsų regioną ir tai yra mums pridėtinė vertė, būnant NATO. Žinot, NATO yra kolektyvinė gynyba, tai kaip ir kolektyve pasidaliname atsakomybės ribomis. Lietuva yra įsipareigojusi vystyti sausumos pajėgumą, diviziją, kitos šalis vysto kitus pajėgumus pagal susitarimus. Tai tie Patriot raketų buvimas Vilniuje NATO summit metu, tai ir mums parodo, kad mūsų partneriai šitą pajėgumą turi, sugeba dislokuoti Lietuvoje ir šita sistema veiktų Lietuvoje esant poreikiu, kaip buvo pademonstruota NATO summit metu. O tai kiek dabar mes tų NASAMS turime, jeigu ne karinė paslaptis, kokie čia miestai tokie galbūt labiausiai apsaugoti, ar čia vis tik tokia karinė paslaptis? Tai tikrai skaičių negaliu pasakyti, nes priešininkas sužinojęs apsidžiaugtų skaičiais ir žinotų mūsų stipres vietas ir silpnas vietas. Tačiau NASAMS sistemos jau gina tokį kaip didesnį regioną, tai turbūt NASAMS sistemos, aš sakyčiau, turėtų ginti didesnius miestus ar svarbius objektus, kaip sostinę, oro uostus, jūrų uostą. Tai čia būtų vidutinio nuotolio oro sistemos užduotis. Tai kadangi mes tą sistemą turim, tai galim sakyti, kad šiuo metu galima vidutinio nuotoliu esame gana gerai pasirengę. Ačiū. Pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsime pokalbį su Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos direktoriumi, komandoru Giedriumi Valintėliu ir kalbamės apie tai, kaip Lietuvos kariuomenė pasitinka savo šventę, kuri vyks lapkričio 23 dieną. Na ir norėjau paklausti, jūs sakėt, kad Lietuvos kariuomenė vystosi, dabar ačiū Dievui, tiksliau, taip sakant, supratimui mūsų politikų ir visuomenės, kad gynybai reikia skirti daugiau lėšų, nes vyksta karas Ukrainoje, labai žiaurus, daugelį netikėtai. Ir dažnai tenka žiniasklaidoje skaityti, kad tie savanoriai, kur veža pagalbą Ukrainos kariuomeniai arba patys dalyvauja mūšiuose, jie sako, kad padėtis tame fronte labai sparčiai keičiasi. Jeigu, tarkim, būdavo ten šaudimai artilerijos tokios dvikovos, paskui dabar, sako, liktai dronai karaliauja ore, nepilotuomis skraidantis lėktuvėlį, ar kaip čia jūs pavadinti. Na va, ir dabar yra tas svyras pozicinis karas, grįžę iš Ukrainos, aš skaičiau, piktinasi, kad Lietuvoje nestatomi įtvirtinimai, ta prasme, kažkokie prieštankiniai grioviai, pasiruošimas tai tokiai poziciniam karui. Ką jūs galėtumėte atsakyti, kaip jūs keičiat savo planus, kariuomenė tiksliau keičia, vykstant karui, kuris gana taip mobiliai, labai, taip sakant, vystosi greitai?
Tai ačiū už klausimą, labai geras klausimas, dažnai užduodamas. Su šituo esam susidūrę ir kariuomenėje. Nemažai dalykų esame pergyvenę ir užaugę. Aš noriu pasakyti, kad Lietuvos kariuomenė mokinosi iš partizaninio karo, kuris nuolatos adaptavosi mūsų pokaryje. Taip pat mes mokinomės Afganistane. Taip pat svarbu pažymėti, kad Lietuvos instruktoriai rengė Ukrainos kariuomenę nuo 15 metų. Po pirmųjų misijų Afganistane mes taip pat galvojam, kad viskas keičiasi, čia greitai reikia adaptuotis, viską pirkti, bet karas tai yra menas, kiekvienas karas yra skirtingas. Būtų klaidinga ruoštis tam karui, kuris vyksta dabar, nes sekantis karas ar Lietuvos užpuolimas bus visai kitoks negu tai yra dabar, tai mes supratom dalyvaudamas įvairiose misijose, regionuose. Tai iš kiekvieno karo reikia paimti pamokas, jas pritaikyti, gerai apgalvoti, kadangi mokinasi ir priešininkas, mokinasi ir Ukraina ir, kaip jūs minėjot, viskas keičiasi. Tai kalbant konkrečiau, tai norėčiau išskirti, kad taktinėme lygyje tai, ką mes išmokom Afganistane, mes pasidalinom su ukrainiečiais, tai buvo labai gerai vertinama. Ukrainiečių rengimas nenutruko ir dabar, tai visos pamokos yra išmokstamos ir jos yra perteikiamos mūsų instruktorių. Tai čia mums yra didžiulė nauda bendradarbiauti su ukrainiečiais, išmoktas pamokas iškart įdėti rengimą. Tai mūsų rengimas yra gerai vertinamas, nesenai buvo atvykus Ukrainos kariuomenės vadovybės grupė, kuri dėkojo už rengimą. Kariai parengti Lietuvoje, ar ne Lietuvoje, bet Lietuvos instruktorių. Jie iškart vyksta vykdyti užduotis ir matome, kad ukrainiečiams sekasi neblogai. Tai reiškia, tai, ką mes juos mokiname, tai yra pritaikoma užduotise ir gana sėkmingai. Reikia pažymėti, kad mūsų instruktoriai taip pat labai gerai vertinami, kadangi dauguma iš jų dar turi galimybę kalbėti rusiškai, yra nepamiršę tos kalbos vyresni. Ir taip pat mes ukrainiečių suprantame, kadangi mūsų atstumas nuo Ukrainos yra nedidelis ir mes turim šiek tiek bendros istorijos. Ir nemažai bendros istorijos, tai tas perteikimas labai greitai, tai mūsų prašo ir partneriai, kad Lietuvos instruktoriai tarpininkautų, bendraujant su ukrainiečiais ir geriau perteiktų medžiagą. Tai šitas mokymas vyksta, o visi, kurie grįžta iš Ukrainos, tai labai dėkojam už jų pasidalintas pamokas įvairiose srityse. Dažniausiai tai būna žmonės, kurie vykdo taktinius veiksmus ir turi taktinės išmoktas pamokas. Tai jos yra labai vertingos, tačiau jas reikia integruoti, gerai apgalvoti ir operacinėme strateginė lygyje priimti sprendimus, kur investuoti ir kur kariuomeniais. Todėl mes turim išmoktų pamokų skyrių gynybos štabe, kurie viską analizuoja, sudeda ir teikia vadovybei. Tas procesas galbūt šiek tiek ilgesnis yra, kadangi reikia apgalvoti, tačiau visos pamokos atsiduria sekančiame biudžete ir mūsų kariuomenės vystyme. Tai šitie dalykai yra daromi. Taip pat reikia pažymėti, kad galima išmokti ir strateginių pamokų iš Ukrainos. Tai labai svarbi yra visuomenės parama kariuomeniai. Tas matosi, tas visuomeniškumas, remiant karius įvairiais būdais, ištraukinėjant sužeistus karius, teikiant įvairią pagalbą, atstatant sugriautus pastatus ir aplamai nusiteikimas remti kariuomenę, nusiteikimas kovoti, nepasiduoti propagandai ir panikai, tai taip pat išmoktos pamokos. Taip pat matom, kad politikai Ukrainoje dirba savo darbą ir visą kariavimą yra perdavę kariuomenės vadui. Tai kariuomenės vadas komentuoja dažniausiai karinius veiksmus, politinis lygis ieško partnerių, ieško finansavimo, ieško karinės technikos ir mezga partnerystę su kitomis šalimis. Tai taip pat komunikacija yra labai gerai atidirbta, strateginėme lygyje kalba prezidentas, operacijas komentuoja kariuomenės atstovai. Tai taip pat yra geras pavyzdys, kaip kariaujanti šalis sugeba vykdyti ir operacijas, ir vykdyti diplomatiją, ir priiminėti politinius sprendimus. Tai yra pamokos visai valstybei, aš sakyčiau, ne tik kariuomeniai. Žiūrėkit, tai aš kaip supratau, tai dėl įtvirtinimų, kaip dabar jau pozicinis karas vyksta ir kaip karas tas Ukrainoje parodė, kad per pirmas dienas užimama teritorija gana greitai ir gana daug tos teritorijos, bet vėliau išstumti priešą jau yra sudėtinga, nes jis įtvirtina, užminuoja visas teritorijas ir tada tikrai daug kainuoja kraujo ir pastangų ir laiko, kad juos iš ten išmušti. Tai ar jūs tą darot ir čia vėl toks labai
labai, trumpai gal atsakykit, jeigu nesiklausimo, tai kas baigė. Tai labai paprastai. NATO kariavimo metodas yra šiek tiek kitoks negu taiko Ukraina. Ukraina nėra NATO šalis, Ukraina neturi viršenybės ore. NATO ir vakarų pajėgų stiprybė yra aviacija, tolimoji artilerija, žvalgyba. Tai jeigu priešininkas yra fiksuotas vienoje pozicijoje, NATO pajėgumais jis būtų labai lengvai naikinamas, kadangi oro viršenybė būtų vakarų stiprybė. Tai karas su NATO, Rusijos karas su NATO šiuo atveju būtų visiškai kitoks negu Ukrainos karas su Rusija. Tai šitą turim suprasti. Ačiū, o pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsime pokalbį su Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos direktorium, komandoru Giedriumi Balintėliu ir kalbamės apie tai, kaip Lietuvos kariuomenė pasitinka savo šventę lapkričio 23, kai 1918 metais Lietuvos kariuomenė buvo įkurta. Na ir mes kalbamės apie kaip veikia, kas Lietuvos kariuomenėje vyksta ir gal jūs galite atskleisti, kaip, mes kalbėjom, kad Ukrainos karas pakeitė vystimosi, kariuomenės vystimosi, kūrimosi planus, bet gal galit pasakyti ateities dabar planus konkretesnius, nes Vilniuje vyko tas taip vadinamas NATO viršūnių susitikimas, kur buvo galų gale Lietuvai džiaugsminga žinia, kad pakeitė NATO gynybinius planus, nes buvo lyg tai planuojama, kad Lietuva gina teritoriją, o paskui, aišku, kadangi NATO šalis gana toli, logistika yra, jos atvyksta vėliau, tai dabar tas karas Ukrainai parodė, kad jeigu jau čia leis, taip sakant, rusų kariuomenė įžengti, tai ko gero nebebus ką išvaduoti. Tai dėl to pasikeitė planai, kad neleisti vis tik į Lietuvą įžengti, bet kiek aš ten žiniasklaidoje skaičiau, tai manoma, kad čia ta, taip sakant, visa sistema galutinai bus sukurta tik po 2 metų. Tai nežinau, čia gal jūs pakomentuotumėt, kaip jūs ruošiatės tam ir ką pati Lietuvos kariuomenė daro, kad Lietuvos piliečiai būtų apsaugoti. Tai ačiū už klausimą. Labai gerai pastebėjot, kad NATO summitas tai buvo ne tik sėkmė, kad jis vyko Vilniuje, bet sėkmė ir turinio atžvilgiu. Tai svarbiausias dalykas, kas liečia mūsų saugumą, tai buvo patvirtinti regioniniai planai, pritarta regioninių planų kūrimui. Tai reiškia, kad mūsų nacionaliniai planai yra integruoti į NATO regioninius planus. Tai žingsnis į priekį, kadangi anksčiau NATO planavo gintis greito reagavimo pajėgomis. Tai jeigu įsivaizduotumėt, NATO turi tenais kažkiek tūkstančių karių ir jie būdi ir yra pasiruošę reaguoti į krizes visame pasaulyje ir tuo pačiu ginti NATO. Tai jeigu, pavyzdžiui, yra krizė kažkur Afrikoje, NATO išsiunčia kaip pavyzdys, tai tada jau tų karių trūktų Lietuvai. O jeigu dar reikėtų kažkur Juodosios jūros regione, Baltijos jūros regione, o dar šiaurėje, tai tada NATO turėtų, kaip sakyt, iššūkį reaguoti greitai ir visur, nes reikia permesti ir karius, ir techniką, ir taip pat turėti atsargas. Tai šiuo metu yra pasidalinta atsakomybės rajonais ir Baltijos šalims, pavyzdžiui, Vokietija prisėmė atsakomybę čia dislokuoti brigadą. Tai reiškia, kad Vokietijos brigada veiks tik Lietuvoje. Tai atsiprašau, kiek karių brigadoje? Karių tai bus 5000, gal šiek tiek ir daugiau. Tai beveik Lietuvos kariuomenės dydžio šauktinių. Tai pajėgumas yra labai didžiulis, kadangi Vokietija skirs sunkiai brigadą, tai reiškia su technika sunkiaja, su tankais, su artilerija ir tai bus didžiulis postumis mums gynybos planuose ir saugumo užtikrinime. Tai Vokietija prisėmė atsakomybę dislokuoti brigadą Lietuvoje, todėl to turime džiaugtis, bet taip pat ir padaryti savo namų darbus. Tuos karius priimti, kadangi yra nuspręsta karius siūsti 3 metams, tai čia reikia ir įkurdinti šeimas, ir suteikti jiem mokymosi galimybės, ir geras treniruotės galimybės. Tai todėl turim plėsti ir poligonus, mokymo laukus, pastatyti kareivines atitinkančias NATO standartus ir visus dalykus. Tai yra
labai didelis žingsnis. Taip pat, ką jau kalbėjom, oro gynybos įsipareigojimai yra ir visi kiti, kurių negaliu atskleisti. Tačiau labai džiugu, kad mūsų regioniniai planai yra integruoti su NATO, yra paskirtos pajėgos ir čia bus dislokuota taip pat karinė technika iš anksto ir ginkluotė ir amunicija. Tai Suvalkų koridoriaus klausimas nebebus toks aktualus, kadangi kariai neturės atvykti, jeigu reikės, o jie jau bus čia pasiruošę gintis ir turės sukaupę savo rezervą. Tai visiškai keičia mūsų saugumo dinamiką ir garantijas. Ačiū, o pokalbį pratęsim po muzikinės pertraukėlės. Eteryje laida Polis ant kalvos. Tęsime pokalbį su Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos direktorium, komandorum Giedriumi Balintėliu ir kalbame apie tai, kaip Lietuvos kariuomenė pasitinka savo šventę lapkričio 23-ąją. Na ir kalbame apie kariuomenės problemas ir gaunu aš klausimą, ypač žmonės, kurie seka ten tą karą Ukrainoje, žiniasklaidą Ukrainos. Na ir kartais paskaito, kad Lietuva tai atiduoda NASAMS 2 priešlėktuvinę gynybą, tai dar kažką atiduoda ir kyla klausimas, sako, ar mes ne per daug atiduodam ir kuo mes apsiginsime, jeigu atiduodam. Žodžiu, tiek daug Ukrainai. Aišku, reikia padėti, nes ten, kaip sakant, priešą naikina, o čia įstovi kaip ir be reikalo, bet, tarkim, NASAMS oro gynyba, žmonės labai, neramina, kad paleis kokį droną ten ir ką mes tada. Tai Ukrainos gynyba, tai yra ir mūsų gynyba, tai šitą turbūt visi suprantam, tai kariuomenės vadovybė labai kruopščiai vertina tai, ką mes duodam, tai, ką paliekam, kad mes turim vykdyti įsipareigojimus NATO, tai turėti tą ginkluotę, ekipuotę ir taip pat remti Ukrainą. Reikia pažymėti, kad mes buvom pirmi, kurie pradėjom teikti kovinę ginkluotę ukrainiečiams. Stingerius ir parodėm pavyzdį kitiems ir taip pat šiuo metu teikiam paramą, bet aišku, mūsų parama šiuo metu nėra tokia didžiulė, kaip didžiosios šalis gali teikti, kurios neturi sienos su Rusija ar Baltarusija. Žinoma, mes esam pasilikę ginkluotę ir ekipuotę reikiamą gynybos planams įvykdyti. Tai kariuomenės vadas yra davęs aišku karinį patarimą politiniai vadovybei ir pagal šį patarimą atidavimai arba parama Ukrainai ir vyksta. Tai, ką mes galim, tą duodam, tai, ką mes esam įsipareigoję NATO ir savo krašto gynybai, šitą mes išlaikom. Kadangi geopolitinė situacija yra įtempta, grėsmės lygis išlieka, jis nėra padidėjęs, bet jis išlieka, tai kariuomenės vadas yra priėmęs sprendimą ir mes šito sprendimo laikomės ir gynybos planai dėl to nesusilpnėjo. Kritinė ginkluotė yra išlaikyta. Jeigu aš teisingai supratau, dalį atiduodat, bet tiek pat kažko naujo gaunat. Ta prasme, nėra, kad mes atiduodam ir viskas liekam beginkliai tokie. Taip, ką mes atiduodam, mes atstatom. Tas pirkimo procesas galbūt kažkiek užtrunka, kadangi visos šalis dabar perka, Ukraina taip pat perka dideliais kiekiais, tai tas gamybos pajėgumas taip pat yra atstatomas vakaruose. Žiūrint ilgalaikę perspektyvą į NATO planus, tai turbūt gynybos pramonė suaktyvės ir užpirkimo procesai pagreitės. Žinote, ES yra įsipareigojusi artilerijos 155 mm didelį kiekį šaudmenų perduoti, tai įtakoja ir mūsų įsigijimus. Bet Lietuvos žmonės turėtų būti ramus, Lietuvos kariuomenė turi pakankamai ginkluotės ir atsargų, kad užtikrinti gynybos planus. Supratau, žodžiu, tai nebus lengvas pasivaikščiojimas, kaip kartais ten Rusijos politikai sako. O dabar pabaigai, ką jūs norėtumėt paprašyti ar visuomenės, ar pasakyti tą būtent savo šventės lapkričio 23-osios progą, kokios galbūt reikėtų visuomenės pagalbos, paramos, kažkokio tai, visien piliečiai ir kariuomenė, tai yra, taip sakant, viena ir jeigu mes neišlaikom savo kariuomenės, mes greitai turėsim išlaikyti svetimą kariuomenę, kuri ten nustatys tokią tvarką, kurios mūsų neklaus, kokia ta tvarka patinka, nepatinka. Tai norėčiau pirmiausia padėkoti Lietuvos visuomeniai už palaikymą kariuomenės, turim labai aukštą pasitikėjimą.
Taip pat labai svarbu, kad visuomenė supranta, kad reikia investuoti į gynybą ir mūsų biudžetas auga ir taip pat yra visuomenės palaikymo dėka. Pavyzdžiui, kalbant su kitų šalių atstovais, jie klausia, kaip jūs įkalbat visuomenę pritarti 2% gynybos biudžeto. Mūsų gynybos biudžetas kur kas didesnis negu 2%. Taip pat išlaikyti visuomeniškumą, tai jungtis į Šaulių sąjungą, nepasiduoti panikai ir propagandai, išlikti budriems, pilietiškiams ir taip pat ateiti stebėti paradą 25 dieną 12 val. Vilniuje. Taip pat kariuomenės renginiai vyks ir kitose miestuose, Klaipėdoje, Panevėžyje, Telšiuose, tai galite pažiūrėti kariuomenės įgulų socmedijas ir tuo laiku atvykti pasveikinti karių. Ačiū. Kalbėjome su Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorium, komandoru, tai yra jūrinis laipsnis, Giedriumi Valintėliu. Laidą vedė Ričardas Garuolis, o laidas Polis ant kalvos galima klausyti kiekvieną ketvirtadienį po 18 val. Vakaro žinių. Laidos pakartojimus kiekvieną šeštadienį 13 val. O laidų įrašus galima rasti XFM radio stoties SoundCloud paskyroje. Sudie, brangiai.